Konteinerinis traukinys Merkurijus sujungė Lietuvą su Rusija. Šiandien iš Klaipėdos geležinkelio stoties pajudėjo pirmas traukinio sąstatas. Į Rusiją išgabenta 40 konteinerių plataus vartojimo prekių. Transporto arterija per Lietuvą į rytus, į Maskvos kryptimį, kaip šiandieną, tai yra viena perspektyviausių, daugiausiai augančių krovinių srautų turinčių arterijų. Planuojama, kad traukinys iš Klaipėdos į Maskvą krovinius nugabens per porą dienų. Merkurijumi galima vežti iš karto iki 114 konteinerių. Tiek krovinių pervežti reikėtų net 100 sunkvežimių. Brangstant degalams, kroviniai vis dažniau gabenami geležinkeliais. Apskaičiuota, kad vežti krovinius traukiniais reikia 3 kartus mažiau degalų negu vilkikais. Mes dirbom gal 2 ar 3 metus, kol mes jį atgaivinome. Tai aišku yra, sakykime, ir ekologinis laimėjimas kažkoks tai, jeigu šitą traukinį pervežti automobilių transportu, tai reikėtų, sakykime, keletos kilometrų eilės. Tai ir kelių užimtumas, ir patys matome kasmet, kaip remontuojami keliai. Čia yra labai daug, sakykime, teigiamų. Akcinė bendrovė Lietuvos geležinkeliai toliau plėtoja ir kitus projektus. Traukinys Vilnius Shuttle jungia Klaipėdą ir Vilnių. Vikingo linija Klaipėdą ir Ukrainą. Tarp Lietuvos ir Kinijos neseniai pradėjo kursuoti traukinys Saulė. Mūsų transporto pozicijas, nežiūrint tam tikrų galbūt ir politinių peripetijų, bet vis dėlto stiprėja tarptautinėse rinkose ir mes naujus projektus turim. Ypač mes turėjom gerus rezultatus praeitais metais. Dar viena svarbi linija bus atidaryta savaitgalį. Pirmą kartą iš Šeštokų geležinkelio stoties į Smolenską Rusijoje pajudės naujas konteinerinis traukinys Šeštokai Express.